Profesija oficialiai, kuri įrašyta, sakykime, diplome mano, tai yra menotyrininkas, kas reikštų, kad su menais turėčiau būti susijęs tik tai teorinė prasme, bet šiuo metu, kaip žinot, ne tik teoriją menų dėstau, pirmiausia fotografijos teoriją ir istoriją, bet taip pat ir tiesiog praktiškai fotografijos mokinu Vytauto Didžiojo universitete. Šalia to, aišku, atsiranda daug kitų užsiėmimų, kurie kartais irgi gali būti labai įdomus, kaip straipsnių rašymas, parodų lankymas ir jų apžvalgų rašymas arba tiesiog net ir praktinė kūryba. Šitam universitete baigiau visas 3 studijų pakopas, pradedant bakalaurų ir baigiant apgintą disertaciją. Tai nepaisant to, jog buvo, sakykime, visokiausių darbų kitų ir kitose universitetuose ir kolegijoje ir tiesiog projektinio darbo, bet natūraliai tiesiog taip susiklostė, kad ten, kur pradėjau studijuoti, tai pasitaikė labai geros galimybės toliau likti ir dėstyti. Tai derindamas, sakykime, čia tą dėstymą Vytauto Didžiojo universitete su kitais darbais, iki šiol čia ir esu. Tai, manau, kad tiesiog tokia buvo natūrali eiga darbo, nežinau, ar tai galima vadinti karjeros, bet tokio tiesiog nuoseklaus domėjimosi šitoj srityje. Pradžia buvo kaip ir turbūt daugelio tuomet pradėjusių fotografuoti arba kur žmonių. Tiesiog buvo namie senas juostinis fotoaparatas, tai nuo jo ir prasidėjo fotografavimas, kurio tada buvo tik pati pradžia ir buvo viskas įdomu, viską buvo įdomu atrasti, nuo to, kad tiesiog kokybišką fotografiją padaryti, o vėliau be abejo ieškoti įdomesnių žvilgsnių, įdomesnių temų ir bandyti ją žiūrėti labiau jau kaip į kūrybą. Čia yra, aišku, paprastas zenitas, bet kiekvienam jo zenitas turbūt yra brangiausias ir svarbiausias, nes nuo jo daugelis pradėjom šis dirbti su fotografija. Ir tiesiog neždamas iš į tą susitikimą vakar susiradęs, išsitraukęs po ilgo laiko, supratau vieną dalyką ir prisiminiau vieną citatą. Dabar tikrai nežinau kokio autoriaus, bet ten buvo sakoma, kad tu gali išgirsti ir pamatyti medijas, kartais gali net pačiupinėti, bet negali jų užuosti. Čia šituo atveju, jeigu jūs žinot, yra kvapas, kuris primena beveik tavo vaikystę, šito odinio įdeklo. Tokie ir vėliausi, ir kartu svarbiausi 2 projektai tai buvo apie Kauno Akropolį, bet ne tiek apie Kauno Akropolį kaip konkrečią vietą, bet jis man buvo kaip simbolis pasikeitusio gyvenimo būdo, pasikeitusio miesto, tai yra miesto traukos centru. Ir toje serijoje tiesiog svarbiau buvo konceptualus pagrindas, o ne labai įspūdinga vizuali forma arba estetika. Tiesiog toje serijoje galite pamatyti tikriausiai 7 bažnyčias, kurios matomos nuo Akropolio stovėjimo aikštelės. Ir tas faktas, kad liktai žiūrėdamas iš centro, kuris yra prekybos centras, gali aprėpti, sakykime, šiuo atveju bažnyčias ir apskritai visą miestą, tai yra toks simbolis, jog dabar ir daugelio žmonių galvosenai ir taip pat kasdieniam gyvenime iš tikrųjų šita komercinė kultūra ir jos centrai užima svarbesnę vietą negu bet kokie kiti užsiėmimai arba galimos veiklos mieste. Tai, sakykime, viena serija, kuri buvo pakankamai tokia konceptuali ir dar naujesnis darbas, paskutinis iš tikrųjų šiuo metu, tai buvo knygelė skirta subkultūrom. Mes tą darbą atlikom kartu su kolegė Rasa Pranskevičiūtė, kuri yra kultūrologė. Jinai paėmė iš įvairių subkultūrų atstovų interviu ir juos užrašė. O aš to žmonės fotografavau šitoj vadovų studijai. Ir vėl mintis buvo ta, kad kūryba gali tapti savotiška scena arba tiesiog tribūna, iš kurios tie žmonės gali laisvai pasisakyti. Tai tas prisistatymas be abejo buvo dvejopas vaizdais ir, kaip minėjau, interviu arba gyvais pokalbis.
bendravimas su studentais yra geras turbūt ta prasme, jog tu vis tiek esi priverstas žmonėms paaiškinti, ką jie daro, jeigu taip galima sakyti dažnai. Ir vėl tai nuleidžia praktikuoti tą tokį kritinį mąstymą arba tiesiog sugebėjimą sąmoningai suvokti, ką reiškia vienas ar kitas kūrybinis metodas, arba kuo geras arba blogas yra kažkoks kūrybinis rezultatas. Ir aišku, kad va taip, jeigu galiu sakyti, treniruodamasis ant studentų, gali tą mąstymą paskui pritaikyti ir savo paties darbams. Tiesiog išlavini tokį požiūrį į kūrybą. Svarbiausiai turbūt yra išmokinti to tokio sąmoningo ir kritinio mąstymo. Kitas dalykas, kad norėtųsi perteikti tokias svarbiausias gairias, tai mano atveju konkrečiai fotografijai, jos istorijai ir teorijai. Bet kartu neapkraunant studentų labai didelę informacijos gausą, svarbiau suteikti tas mano minėtas pagrindinės gairias ir išmokinti, sakykime, tai pakankamai sąmoningai ir kritiškai apie jas galvot. Tai gali būti pagrindas jau kiekvienam individualiai studijuoti, tobulėti, atrasti kitas žinias ir jas taikyti savo kūrybai. Ir save, ir ko gero apskritai kitus dėstytojus suprasčiau kaip tuos žmonės, kurie gali duoti pradžią ir paskui padėti šitam procesui, bet tikrai nesuteikti visas įmanomas žinias, sakykime, kurių kada nors gali prireikti.